Kodėl druskininkai pavadinti druskininkais? Neteisinga atsakymą. Nes čia nieks nesarga cukrinį diabetą. Nes žmonės kasdien valgo vien tik druską. Nes buvo per daug saldus miestas, tai reikėjo atsverti šitą. Gal tiesiog labai daug kepyklėlių, nors tortą gamina, ką žinau, labai saldus. Kokia mėgstamiausia jūsų žąsis ir kodėl? Žąsis kokia mėgstamiausia, nežinau, kepta. Tavo kaip? Auksinius kiaušinius, Gerai. Ar turit pasirinkimą savo keptai žąsiai, kaip jos plunksnos turėtų atrodyti? Ne, kepta žąsis neturėtų turėti plunksnų. Aš turėjau menį prieš kepimą. Tai kaip atrodo plunksnos? Turi žvilgėjas. Jo, nenutrašus. Nenutrašus, jo. Kažkokia nepasenus. Tokia, ne pirmos jaunystės, bet tokia patyrus vidurio amžiaus krizė. Ta kaina, kur yra Ar tau jinai labiau patinka gyva ar kepta? gyva. Tikrai gyva. Tai tu valgai ją gyvą? Ne, tu ją apipurški su žarna gyvą. Ai, tai tau tiesiog patinka kankinti. Kodėl? Kai tau kankinti patinka jai vanduo, tai aš ką apipurškiu. Bet tai norėtų būti vandenytės jau. Nu, tai duodi vandens. Norėjau sakyti kalėdinę, bet kalėdinė antis. Jo, kepta. Jo. Man irgi bent jau kantis. Jo. Jūros įvykiškus bėgikas yra toks aukštas ir jo. Tai tarkim tiesiog kalėdinė žąsis. Ar jūs turit prioritetą, kokios rūšies jūsų kepta žąsis turėtų būti? Skane. Viskas skanios rūšies maksiminės. Ar tu kaip žmogus, kuris pasirinko kanadinę žąsį, ar tu choose violence ar peace? Aš violence. Aš pilnai už violence. Tai per šitą olimpiadą būsi tu prieš olimpiados lipduką. Taip. Aš tiek už tai, kad visą gyvenimą. Aš tiek pagalvojau tai, kad Ir ta proga, kad jūsų nuomonės nesutampa, fight. Davai. Oh my god. Kadangi jūs geresni nei fizikai, tai paaiškinkit lytinį dimorfizmą taip, kad suprastų fizikas. Povo patens ir povo patelė. Skyrės, prašom. Ar jūs manot, kad fizikas žino, kaip atrodo povas? Na, jiems tik veidrodį reikėtų pažiūrėti, tai jo. Tikriausiai nupieščiau. Manau, fizikams labiausiai suprantam. Ką piešti? Aš nežinau, ar galima prieš kamerą apibūdinti tokį dalyką. Jo, didelės plunksnos ten. Patelės. Taip. Ar jūs manot, kad fizikas žino, kas yra plunksna? Aš tiesiog žinau, kas yra Va paukštis. taip, va. Pokuotas. Žinot, kai tas mymas būna, kad tipo, ką mato biologas ir ką mato fizikas, tipo paukštis, jis tiesiog paukštis. Jo. Neišskirti. Taigi, kadangi jūs 11-okai, tai jūsų laukia bandomieji egzaminai biologijos ir, tarpiniai, atsiprašau, tai kaip jūs jiems pasiruošę, kaip kokios nuotaikos prieš juos? Nuotaikos kaip, šiaip savo. Nes tiesiai iš olimpiados į tarpinę, bet įveiksim. Jeigu nebus pačių klaidų užduotyse ir nebus verstinės iš anglų kalbos, tai čia bus tiesiog wow. Tikiuosi, tai nešo susitvarkė. Aš tikiuosi, kad nebus tokia tragedija kaip fizika. Mes visi tikimės. Kuri biologijos sritis nusipelno savo pragaro rato? Histologija. Anatomija. Botanika. Kodėl? Manau, čia paaiškina pačią savaime šitas visas. Augalai yra velnė išmislas. Evoliucija. Genetika. Genetika. Evoliucija niekam nereikalinga mokslas. Genetika įdomi. Realiai tikrai. Evoliucija, filogenetiniai medžiai. Kaip pagalvoji, tai...
Genetika. Genetika. Molekulinė biologija. Gal ir molekulinė. Genų inžinerija. Botanika. Vienareikšmiškai botanika. Gerai, teisingas atsakymas. Ląstelinė. Gal mikrobiologija. Augalai. Ekologija. Botanika. Mane kėlė atsimins už tai, kad bioinformatika. Čia saugi vieta. Molekulinė biologija. Galėtų tos visus ciklinės reakcijas į pragaro ratą padaryti. Taip keli Krebso ciklą kokį duoti, irgi vienas pragaro ratas. Ir pagalvojus, kad tas ir sunkesnis. Bet, kaip sakant, čia jau nustatys tie patys. Ta evoliucinė biologija. Ne. Yra tokia mikrobiologija. Ten pasiūlė mokslininkai, kad žmonės ir beždžionės turi bendrą protėvį, nu ir bažnyčiai nepatiko tai. Ar tu sutinki su bažnyčia šitą klausimą? Ja. Ar tu norėtum pateikti argumentą šitai savo teorijai? Ne. Bioinformatika. Ekologija. Kodėl bioinformatika? Nežinau, čia pirmas dalykas, kas atėjo į galvą. Trauma? Biški. O ekologija, nes tiesiog kažkas ten per paprasta, bet to pačiu ir per sudėtinga. Visos. Fizikinė. Realiai sutinku su ją. Kodėl visos? Na, kaip jūs galvojate? Nėra nei vienos geros. Visos geros, bet kaip čia pasakys, į kitą pusę. Kiek žąsų reikia norint įsukti lemputę? 13. Kodėl 13? Tiesiog faktas. O 12 sueitų? O 14? Nes 13 neplatinas. Tai gal 7 tik? Ne, 13 tiesiog. 5. Kodėl 5? 4 laiko taburetę, 1 suka. 2 kiekvienai rankai. Po 1 kiekvienai rankai. Tai tu eini žąsį į kiekvieną ranką ir tada ir jos suka. Ir su snapais jos suka lempą. Bet gal net vienos užtektų šiaip. 2 lengviau. Vienos, bet labai gerai skraidančios. Sutinku, labai gerai pasakė. O jeigu neskraidančios žąsys? Paprašyt gražiai, kad išmoktų skraidyti. Nu, žąsų, tai gal nelabai reikia. Ar neegzistuojanti žąsis gali įsukti lemputę? Žmogus įsuks lemputę. Mes žąsies neimam. 69. 360. Kodėl tokie specifiniai skaičiai? Kiekvienam laipsniui po žąsį.